Renginys labai šaunus, jau ne pirmus metus. Čia yra tęsiama, susirenka stipriausios mokyklos ir ačiū Vičiai, kurie remia, jų taurė ir kuo daugiau norima pritraukti vaikų mokyklose, kad sportuotų, aktyviai dalyvautų, kuo daugiau ir pasiliktų. Kurie sudalyvavo praeitais metais iš mano vaikų, tai šiemet labai norėjau dalyvauti, nes žinojo, kad reikia stengtis, kad kovoti, laimėti, ir labai aplinka šauni čia. Ir aikštės paruoštos, ir prizai, ir vaikus tai skatina ir labai noriai dalyvauja. Džiugu, kad jaunimas tikrai sportuoja ir leidžia tą laiką ne kažkur gatvėse, o leidžia sportuodami ir aktyvų gražų sportą. Labai stipriai auga nuo to, kad mūsų vyram labai gerai sekasi ir jie reitinguose labai kyla. Ir netgi džiugu, kad turbūt stumia futbolą netgi iš Lietuvos regbis. Renginys praėjo viskas tvarkingai, įsitilpom į laiką dar šiek tiek anksčiau, kadangi operatyviai dirbo teisėjai, organizatoriai, vaikai patys, jau treneriai, mokytojai šiek tiek apsiprato su tvarka ir viskas buvo gerai. O kaip pats renginys Lietuvos mastu, tai iš tikrųjų yra reikalingas Lietuvos vaikams. Mokyklose, kur nežaidžiamas didysis regbis rajonuose, jie gali drąsiai šitą žaidimą žaisti ir su malonumu per kūno kultūros pamokas, po pamokų gatvėje, tai yra mokyklo aikštelėse. Labai paprastas žaidimas, labai judrus ir labai naudingas vaikams. Aš jau pastebėjau tokią tendenciją, kad vaikai nešiojasi kiemuose regbio kamuolius. Tai jau mums jau yra šventė. Ne vien futbolo kamuolius, bet ir regbio kamuolius. Ieškom visokiausių variantų, kad kuo daugiau, kuo populiariau, kuo pritraukti vaikų daugiau ir kuo daugiau supažindinti Lietuvos vaikus su ta sporto šaka.